Co to jest za choroba? Każdy się boi, że to jest, nie wiem, coś zakaźnego, czy nie wiem, ludzie się boją. W przyległej stacji benzynowej pan, wydając mi resztę, zakładał gumowe rękawiczki. Vis dėlto žmonės, pastebi tuos dalykus ir nelabai norisi kiekvienam aiškinti, kad tai yra neužkrečiama, kad tai yra taip ar kitaip. Yra dar kita pusė, tas tam tikras tokia, sakyčiau, chamizmo pusė. Sunkiausia jauniems yra. Be to, meilė tai yra meilė. Ir kiekvienas, jeigu žmogus gali užslėpti šitą dalyką, po kiek atsiskleidžia, aha, kas pas tave čia yra, ai, tai tu čia, tai neparašyta ant kaktos, kad tai yra neužkrečiama. Tai mintis iš psoriaze, kitaip žvyneline sergančių žmonių gyvenimų. Gyvenimų, kuriuos paveikia išoriškai regima liga, patikėkite, atimanti kartais ir dvasios ramybę. Lietuvoje šios ligos paliestų žmonių daugiau nei 120 000. Daugelis jų jaučiasi panašiai. O kur dar šių žmonių artimųjų gyvenimai? Žmonės vargsta dėl skausmų, dėl negražios odos, dėl tai, kad be abejo tampa izoliuoti, nes niekur negali pasirodyti, jeigu yra gausiai išberti, ypač veido srity. Neretas jų netenka tiek šeimos, tiek darbo. Tiek jie netenka draugų ir yra tikrai graudžių istorijų, kada pacientai vyresnio amžiaus susirgę, jie netenka sutuoktinio arba, sakykime, neprileidžia močiučių prie vaikų, todėl kad iki šiol dėja Lietuvoje mąstoma, kad ir galvojama, kad žvynelinė yra užkrečiama liga. Jeigu pas tave išberimas ten nedidelis, tai ten, kaip sakant, gali ir prisidengti. Ir ypač moteris, kaip sakant, jeigu ant veido nėra, tai ir nepastebi. Bet jeigu ant kūno didelis išberimas ir tu nueini kažkur tai tarp masės žmonių, pradedi, tai tikrai kažkam aplinkiniam nemalonu. Jonaviškė Renata nesykį viešai išdrįsusi kalbėti apie savo jau šiandien pasitraukusią ligą, sako aiškiai prisimenanti savo nerimą. Jis sako, kad reikia apie tai šnekėti, nes galbūt sveikieji net nesuvokia, kad liga gali žmogų palaužti net psichologiškai. Baimė, kad kas ar nepastebėtų. Drabužiai iš karto tapo visiškai kitokie. Kokia bebūtų vasara, turėjau dėvėti su ilgom rankovėm, ilgas kelnes, paplūdimys atpuolė, be jokios abejonės. Jokie ten ar baseinai, ar kažkas, ar pirtis taip pat atpuolė. Patenki į tam tikrą zoną, kurioje iš esmės tai gal ir pats savo įsiteigi, kad aplinkiniai tau bus kažkokie nepakantus, gal kad tavim ar bjaurėsis. Tik nežinojimas ir tyla dažnai gimdo baimę. Simonas Stašaitis, pats gyvenantis su šia liga didžiąją dalį savo gyvenimo, atstovauja žvynelinę sergantiesiems. Jis sako, kad norėtų sveikiesiems parodyti kitą šios ligos veidą, o paliestiems šios ligos žmonėms labai svarbu būti išgirstiems. Labai mums padeda, kai kažkas iš vyriausybės arba iš vyresnių žmonių suserga, turi tą lygą, arba turi artimuosius, kurie serga. Jie tada žino, kokios yra problemos ir taip toliau. Jeigu ne mano daržas, tai ne mano ir pupos. Būtinai reikia šnekėti. Kuo didesnis informacinis srautas eina žmogui, to jisai daugiau žinos apie tą lygą ir žinos, kaip gydytis, o be to aplinkiniai nekreips dėmesio. Jie atskirs tą lygą, kad yra išberimai įvairių formų, netgi kai kurios pažeidė tik tai nagus, ten plaukotoj daly, kur plaukotoj daly nepastebi, bet, kaip sakant, pleiskanos ant pečių jau yra tas pats irgi nemalonus dalykus. Jeigu mes turėsim kažkokią tai liniją, informaciją, kad žmogus yra tokią ligą turi, bet jis, kaip sakant, negali aplinkinių užkrėsti, jam bus lengviau gyventi ir aplinkiniam bus lengviau gyventi. Žvynelinė arba kitaip psoriazė – tai lėtinė, uždegiminė, nuolat pasikartojanti odos liga, galinti pažeisti nagus, sąnarius. Šią ligą gali sirgti tiek vaikai, tiek suaugę. Atrodytų, visa tai yra išorė. 2003 Europoje, taip pat ir Lietuvoje, atliktas tyrimas aiškiai liudijantis, jog sergantis žvynelinė žmogus susiduria su dar didesniu krūviu, lydinčiu šią ligą – psichologiniu stresu. Nepaslaptis, 2/3 žvynelinės sergančiųjų pacientų serga vidutinę, kai kurie net ir sunkia, reiškia, depresija. Jie ir prasčiau miega, jie ir prašiau, reiškia, gali susikaupti dienos metu, skirti save, nes pastoviai erzina daugybę kitų faktorių. Šokiruojantis, galima sakyti, duomenys, nes iš apklausos nustatyta, jog žvynelinė sergantis pacientai, jie
patiria jų beveik pusė psichologinį nerimą ir stresą. Ir, sakykime, nukenčia jų ne tik fizinė, bet ir psichinė būklė tam pačiam lygmenyje kaip sergančiųjų kitom lėtiniam ligom. Šitie duomenys labai plačiai apskriejo visuomenę, medikų ratą ir tuomet buvo tikrai labai sutelktas dėmesys, kaip galima būtų padėti ligoniui ir buvo tiesiog daugelį šalių peržiūrėti kompensavimo mechanizmai, kad atverti kelius į šitų naujų biologinių vaistų prieinamumą žvynelinė sergantiem ligonėm. Biologinė taikinio terapija. Ypač tiems, kurių liga jau smarkiai pažengusi. Būtent tokiems ligonėms tai yra šansas patirti kitokį gyvenimo kokybę, sako pasaulio medikai. Kokybė, kai žmogus gali dirbti, nebūti našta savo, nebijoti savęs. Europoje šiai dienai biologinis vaistas yra skiriamas ne tik sunkiam pacientui, bet gairėse yra Europos numatyta, jog šį vaistą turi gauti ir tas ligonis, nesvarbu koks ligos sunkumas, bet jei jis pasako, kad mano gyvenimo kokybė yra bloga, tada nesiūloma jam tęsti tradicinio gydymo, bet iš karto gydytojas gali pasirinkti vieną iš jam reikalingų biologinių vaistų. Šioje vietoje, kaip bebūtų gaila, Lietuva dar tikrai neatkeliavo į tą etapą. Psichologinis aspektas dar neapsprendžia, kad būtų paskirtas šis gydymas, nes iš ties esame ne pagal ekonomiką nevedanti šalis ir todėl geriau yra tokia pradžia negu jokios. Nors tai revoliucija ir didelis žingsnis visame pasaulyje gydant žvynelinę, sako mokslininkai, dėja dar nedaugelis Lietuvoje gali gauti tai, kas palengvintų ypač pažengusią žvynelinę. Biologiniai vaistai. 30 žmonių gavom tų lėšų, kad, ligoninių kasos dengia. Bet tai kas tai yra 30 žmonių, kai 120 tūkstančių, jeigu nedaugiau, Lietuvoje serga. Mes rašėm į ministeriją, į ligonių kasas raštus ir dabar pastoviai mes priminam, kad mes tokie esam. Jeigu mes nepriminsim, tai ir užmirš mus. Ir dabar po biologinių vaistų gavom, sekančiais metais reikia vėl prašyti, kad vyriausybė, kad ligonių kasos įskirtų, nes pavyzdys rodo, kad tai padeda. Aš ir pats pagal save jau, aš tos vaistus, kaip sakant, irgi naudoju. Buvo toks atvejis, kai su ramentais vaikščiau, o dabar aš jau galiu savo leisti ir į sodą nueiti, ir aplinką savo tvarkytis. Profesorė Skaidra Valiukevičienė sako, nors pasaulis savo atradimais ir žengia į priekį, kartais elementaraus žinojimo apie ligą ir jos gydymą trūksta ne tik sergančiajam, bet dar dėja ir daugeliui medikų. Labai dažnai šeimos gydytojas arba dermatologas neatsiunčia į tą specializuotą centrą, kuriame ligoniui būtų paskirtas savalaikiškai sisteminis gydymas. Tenka kartais tikrai konsultuoti ligonį ir matau, atėjo sunkus, sudėtingas pacientas, išbertas nuo galvos iki kojų, serga daug metų, dirba intensyvų darbą ir klausiu, kodėl jūsų neatsiuntė, pasitarti, gal jums reikia jau kitos pakopos gydymo. Na ir tada būna atsakymai įvairūs, arba pacientas užimtas, bet tai retai, arba kad tiesiog jam nepasiūlė. Norėtųsi, kad tos žinios ne tik tarp žmonių būtų skleidžiamos apie žvynelinę ir apie jos ypač naujus gydymo metodus, drąsinami pacientai juos pasirinkti, bet taip pat ir tarp šeimos gydytojų. Nereiktų pamiršti ir vieno svarbaus aspekto. Svarbiausia, kaip žvynelinė paveikia žmogų, jei jis dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepaiso savo ligos. O yra nustatyta ir įrodyta, jog labai išplitusi žvynelinė, labai daug bėrimų odoje blogina kitas vidaus ligas. Ir tarkime, ligonis gali tada, žvynelinė sunkiai sergantis ligoniai serga dažniau miokardo infarktų, juos ištinka dažniau staigi mirtis, jeigu žvynelinė yra sunkiai ir laiku nepradedamas šitas reikalingas gydymas. Liga, kuri nuo seno apipinta baimėmis ir legendomis, nepakito. Tik šiais laikais paprasčiau ją suvaldyti, sako medikai. Žinomumo tai gal ir pakanka, bet to tokio noro pacientui patarti, padrąsinti jį pasirinkti kitokį gydymą. Nes dabar daugelis bijo, net tarp pačių ligonių, jie nori gydytis geriau liaudies medicinos metodais, bet ne paimti
pabandyti va štai šitą. Norisi tą ligonį įtikinti tada, kai jau nebepadeda vaistai vietinio poveikio, nebepadeda fototerapija arba natūrali saulė, jis yra labai labai stipriai išbertas, va štai tada reikėtų rinktis kitos pakopos sisteminį gydymą. Ir tada ligonis šiek tiek išsigąsta, nenori pasirašyti tam sisteminiam gydymui. Arba išgirsta iš pažįstamų, kad tie vaistai jam sugadins sveikatą, bet liūdniausia būna tada, kai jis išgirsta iš pačių medikų. Žinios, dažnai žinojimas apie ligą ir šiuolaikinę galimybę gydytis, ir net ir Lietuvoje, kad tai yra prieinama, tai labai dažnai išlaisvina iš tų baimių, kurios yra dažniausiai nepagristos. Būna ir kuriozų, mitų ir legendų, ko gero, kaip ir kalbant apie daugelį ligų, sako aktorė Hana Šumilaitė. Liaudis tarėsi žinanti panacėją nuo šios ligos, o tai tik tai rodo, kokie mes patys tamsus 21 amžiuje tebesame. Būna labai dažnai, kad prieina ir sako, va, aš mačiau, arba jūs ten kalbėjot, jūs turit psoriazę. Tai žinot, yra toks vaistas. Ir man pradeda tokius marazmus. Viena moteriškė man paaiškino, kad reikia ežiuką. Reiškia ežiuko taukus. Aš ją taip atsisukau, žiūriu į akis ir sakau, ponia, kaip jūs dabar įsivaizduojat? Aš pagaunu tą ežiuką, imu peilį, pjaunu ežiuką. Nu, visokių fantastinių, žinokit, patarimų esu sulaukus. Kaip išgydyti psoriazę, žino visi. Aktorė Hana Šumilaitė serga nuo vaikystės. Savo ligą ji tarsi maskuoja optimizmu, darbu ir stilingomis detalėmis. Žiemą būna tas paūmėjimas, pavasarį truputėlį, vasarą man kaip ir nuo saulės praeina. Ir aš nežinau, ar nuo to praėjo, ar savaime praėjo. Žinot, kai aš domėjausi tą ligą ir šiek tiek žiūrėjau ir pamačiau, kaip žmonės iš tikrųjų atrodo. Kai būna, kad visas kūnas padengtas luobu, kai skilinėja ir kraujuoja, kai skauda arba niešti. Man niekada nebuvo tokių problemų. Niekas to nepatyręs nesupras, koks dažnai ilgas ir kartais atrodo bevaisis karas su šia liga, sako dauguma sergančiųjų. Sakoma, jog tai liga nenužudanti, bet galinti kartais net sugriauti gyvenimą. Aš jau 35 su virš metų, kaip sakant, su ta liga bendrauju ir aš jau turiu savo metodiką. Būna blogiau, būna geriau, bet turi save labai mylėti. Žmogus turi, kaip sakant, prižiūrėti savo kūną ir save prisižiūrėti. Į tos stresinės situacijas nesipinti. Pasaulyje šią ligą serga apie 4%, o tai yra maždaug 125 milijonai žmonių. Lietuvoje sergančiųjų daugiau nei 120 000. Todėl tai lieka linkėti vieniems stiprybės, kitiems supratimo ir atjautos.